Sveiki, šiame vaizdo įraše norėčiau pakalbėti apie internete esančią Padlet aplinką. Tai yra priemonė skirta turinio kūrimui ir dalymuisi juo su kitais. Padlet aplinkoje mes galime publikuoti bet kokio tipo informaciją ir taip pat galime dalintis tą informaciją sinchroniniu būdu su daugeliu vartotojų arba Padlet sukurti dokumentai veikia ir asinchroninėme režime. Tai prieš akis matote Padlet aplinką. Čia yra du sukurti Padlet dokumentai. Nemokamoje versijoje mes juos galime turėti 3. Kai mes dokumentų turime daugiau negu 3, mums reikėtų juos suarchyvuoti. Ir suarchyvavimas yra labai paprastas. Dešiniuoju pelytės klavišu, ant 3 taškelių spaudžiame kairiuoju pelytės klavišu ir pasirenkame archyvuoti Padletą. Jis iš čia dingsta iš mano sukurtų Padletų ir atsiranda aplanke suarchyvuoti. Na, o jau iš to aplanko suarchyvuoti pasiėmimas labai paprastas, vėlgi ant tų 3 taškelių ir padaryti išarchyvavimą vėl ir jis vėl atsiranda prie mano padarytų Padlet dokumentų. Viršuje taip pat irgi yra dar vienas meniu, kur paskutinis meniu punktas yra naujo Padlet dokumento kūrimas. Bet apie jį šiek tiek vėliau. Norėčiau parodyti, ką mes turime, jeigu aš paspausčiau ant jau sukurto Padleto. Tai atkreipkim dėmesį, kad mes Padleto įrašuose turime vaizdo įrašą, turime failą, turime taip pat irgi PDF failas ir antram ir trečiam yra PDF failai. Turime Excelio dokumentą, na ir turime paprastą klausimą, kaip sekės. Čia gali būti kaip ir pamokos eiga ir galime mes pasidaryti va tokį paprastą, sakykime, planą pamokai ir jį naudoti. Aišku, tokį pat galime kažkokiam tai pristatymui pasirengti ir tas pristatymas vėlgi galės būti su įvairaus pobūdžio informacija. Mes galime atidarinėti po vieną tą įrašą ir mes galime, dešinėje pusėje yra play toks mygtukas, kurį paspaudus mes pereiname į skaidrių režimą. Na ir yra pirmoji skaidrė, tai būtent yra ta skaidrė, kur buvo paimtas Padlet dokumento pavadinimas, kas parengė parodytą. Toliau yra QR kodas, kurį gali nusiskaityti ir turėti savo mobiliuose įrenginiuose klausytojai. Na, toliau galime keliauti per kitas skaidrės ir žiūrėti, kas yra. Taigi, čia yra mokomasis vaizdo įrašas, jį galime aišku paleisti. Jie yra atidaryti ir pasižiūrėti, kas ten yra. Kaip matote, yra aiškinama, kaip nubrėžti trigonometrinių funkcijų grafikus. Toliau pereiname prie kito įrašo, tai būtent yra PDF failas. PDF failas galime paslinkti į viršų į apačią, pasižiūrėti, kas ten yra. Toliau vėlgi keliaujame prie kito įrašo. Čia vėlgi yra iš kelių lapų PDF dokumentas, tai vėlgi turime įkeltą kažkokį tai dokumentą. Toliau turime Excelio langą, kur mes jau galime atlikti ir skaičiavimus, ir paprasčiausiai rašyti formulės ir panašiai. Tai čia yra irgi toks pliusas, kad viską galime padaryti iškart. Na ir toliau yra atsiliepimai, kaip visą šitą sekėsi šioje pamokoje arba šiame pranešime. Sugrįžti į Padletą, galime atgal ir dar tik tais norėjau parodyti, kad visi, kurie nori pridėti naują įrašą, dešiniajame apatiniame kampe mato tokį pliuselį ir čia paspaudus ant to pliuso mes galime pridėti naują įrašą. Dabar norint pridėti naują įrašą, jūs parašote to įrašo temą. Tai čia, sakykime,
naujas įrašas. Taip. Na ir toliau, ką mes galime pridėti? Mes galime pridėti paprastą failą, kažkokį tai, sakykime, failą, mes galime pridėti nuorodą, mes galime pridėti iš kameros vaizdą, mes galime pridėti nuotrauką ir žiūrėkite, ko mes daugiau galime pridėti. Tai čia paspaudus ant pliuso, kaip matote, apie šitos jau kalbėjau, galima ir garso įrašą įdėti, ir ekrano nuotrauką įdėti, apklausą įdėti, iš Google Drive'o įdėti kažką tai, sakykime, gifus įvairius, YouTube jau kalbėjau, kad galima įdėti, taip kad galime visokių ir patį padletą įdėti, dar galime visokių papildomų informacijos šaltinių įdėti. Na ir jeigu aš noriu kažkokį tai įdėti dokumentą, paspaudžiant jo, tada jau man reikėtų rinktis, kur aš noriu įeiti, tarkime, aš įeisiu į kokį tai Canvos aplanką ir pasirinksiu čia esantį dokumentą. Na, šiek tiek gali užtrukti, kol tas dokumentas bus įkeltas, nes visgi buvo 8 megabaitai, tai gali būti užtrukti, nors atrodo keliasi greičiau. Na ir turiu jau įkeltą. Jeigu noriu, dar galiu kažką tai pakomentuoti, parašyti. Prašome peržiūrėti. Pateikti. Taip. Taip, ir tada jau galime publikuoti. Na ir žiūrėkite, turiu aš vėl naują įrašą ir galiu jį peržiūrėti ir turėti. Tiesa, aš jo negaliu kažkur tai nunešti pasidėti, nes mano šablonas, kuris yra pritaikytas šitam padletui, yra timeline. Tai taip viskas ir dedasi laiko linijoje, sakykime, ir norint pakeisti, kad būtų išsidėstoma kitaip, reikėtų pasirinkti nustatymus, settingus, ir čia be tų visų, be antraštės, kurias matome čia ir kuri yra bekuriant padletą užrašoma, kas parengė, sakykime, matomas ikona, kurios šiuo metu nėra, čia galėtume turėti kažkokią ikoną, tai čia galime pasirinkti ir turėti, ką aš čia norėčiau, bet šiuo atveju aš nenoriu. Toliau fonas, irgi galime pasirinkti ir turėti kažkokį tai foną, tai aš esu pasirinkęs ir aš jį turiu. Na, toliau yra spalvų schemos, yra šriftai, kur galime pasikeisti, kaip atrodys, dydis koks bus, ar tai bus standartinis, ar tai bus wide, tai tokie didesni jie gali būti, aš pasirinkau standartinį, kad daugiau matytųsi. Na ir šablonas, prie kurio priejau, tai dabar žiūrėkime, pas mane yra timeline, na, o čia yra tų visų pasirinkimų ir galime mes juos šiek tiek ir pakeisti. Galime padaryti grid. Tada jie visi dėsis į keletą stulpelių ir turėsime per keletą stulpelių. Galime sieną padaryti, tada va, turime taip išdėstytus tos šablonus, galime tokį pasidaryti, turime sudėti vieną ant kito ir turiu, sakykime, kas kur yra, tai tokiu būdu čia yra galimybė pasikeisti ir turėti tą, kurį aš noriu. Šį kartą vėl grįžtu prie timeline, nes man atrodo, kad jis yra geriausias. Na ir dar galime sekcijas atskiras susikurti ir suskirstyti tos įrašus į sekcijas, jeigu norime, tai visą šitą galime nusistatyti. Na ir toliau galime leisti komentuoti. Tai jeigu norėtume, kad galėtų tuos įrašus komentuoti, tai čia reikėtų įjungti komentarą. Na ir taip pat reikėtų, jeigu norime, mes galime įjungti reakciją.
į įrašą. Tai galime, sakykime, dėti širdutes, kad patiko, galime balsuoti, galime žvaigždutes dėti, taškus rinkti. Tai šitas variantas, jeigu mes norime, mes galime, sakykime, įjungti, tarkime, kad būtų galimybė pamėgti arba balsuoti ir tokiu būdu, kada aš jau įsaugočiau, būtų publikavimo režime, kada pasidalintume šitą su šitais balsavimo mygtukais. Uždaryti šitą settings nustatymų langelį, tiesiog uždarome ir viskas. Tai turiu vieną tokį pavyzdį Padleto. Taip pat noriu parodyti labai greitai ir trumpai. Čia kažkada turėjau mokymus ir mokytojai dalyvavę mokymuose parašė savo atsiliepimus. Tai va, žiūrėkite, tie atsiliepimai visai yra tokie smagus ir GIF paveiksliukų pridėta ir parašytas tekstas ir nuotraukos įdėtos ir tai visokių tų padletų gali būti ir tokiu būdu mes juos galime naudoti. Na, o dabar naują sukurti spaudžiame Make ir galime rinktis, ką jūs norite. Galite paprastą pasirinkti nuo baltos lentos ir viską susistatyti patiems. Tai būtų šitas pasirinkimas. Galbūt ir paspausiu šitą patį pirmąjį. Na ir toliau jau apie formatą kalbėjau. Titlas tai parašome mano Padlet, dokumentas, taip, ir toliau renkatės kokią noriu, palieku sieną ir spaudžiu Done. Visada nustatymus galime pakeisti paspaudiant settings, ant nustatymų ir vėlgi galime aprašymą, galime ikoną, galime fono, ar tai tą fono spalvą pasikeisti, toliau šriftus, įrašo dydį ir taip toliau. Čia nustatymus aš manau, kad pasikeisite lengvai. Tai tokiu būdu jau galime savo prisidėti, čia paspaudus prisidėti ir turėti kažkokius tai savo sukurtus įrašus. Na, o kai pabendrinsit, galės ir kiti irgi kurti įrašus ir tuos įrašus matys visi. Na ir čia dėl pabendrinimo viršutinis mygtukas dešinėje yra atidaryti bendrinimui. Na ir dabar žiūrėkime, ką gali. Lankytojai gali rašyti, taip, šitą reikėtų palikti, nes bet kuriuo atveju jie turėtų galėti rašyti, kad galėtų įkelti naują įrašą, kad tai būtų tas jūsų padletas, lenta, dar kitaip galime pavadinti, kad būtų aktyvi, interaktyvi ir kad matytų. Aišku, jeigu jūs norite, jūs galite leisti tik tai skaityti, jeigu jūs norite, galima komentuoti ir pridėti reakcijas, tai vat reikėtų šitą įsijungti. Na, aš dabar palieku, kad turėtų galimybę rašyti. Kai šitas yra nustatytas, na ir dar kaip jūs norite publikuoti. Tai dabar tik žmonės, kurie turės linką, galime pasirinkti, kad tai yra slaptas, arba galime padaryti, kad tai yra viešas padletas ir gali ir Google surasti ir pasižiūrėti tą padletą. Na, aišku, galime su slaptažodžiu arba galime su prisijungimu. Dabar palieku neviešą šitą, kad Google'as nerastų. Na ir toliau, jeigu norime, galime pridėti bendraautorius ir turėti, o jeigu nenorime, galime mes iš karto kurti linką į lentą
į Padletą ir turėsime linką ir tada jau galėsime atverti tą linką nusikopijavę, duoti kažkam kitiems, kas norite, kad prieitų prie to Padleto, arba tą linkui galime sukurti QR kodą ir tokiu būdu mes jau galėtume turėti prieigą prie to Padleto ir galėtų kiti irgi daryti įrašus tame Padlete.